Dar viena puikia diena, diena šilta, bet ne per karšta. Dar pavasaris. Apie alyvavimo priemonės ir patį alyvavimą ir pagrindinės jo taisyklės. Taigi, praeitais metais alyvavau kažkaip su teptuku. Į teptuką taip pat galima įsidėti kvotą ir alyvuoti tokiu būdu atsistojus. Bet visgi įsivertinęs ankstesnę patirtį, sakyčiau, kad aplikatorius yra geresnė priemonė ir su juo aš alyvuoju greičiau. Alyva, vok alyvą, nepamirštam prieš alyvavimą būtinai suplakti, išmaišyti, atidarius ir kas kažkiek laiko vis permaišyti, kad pigmentas nenusėstų. Alyvuojam keletą lentų nuo pradžios iki galo, tam, kad nebūtų perėjimo, visa lenta visų ilgių. Tada grįžtam, pervalom sušluostę. Jokių būdų nepalikti perteklių alyvos, nuvalom, įtrinam, vadinkim tai, kai norim. Ko mums dar reikės? Mažo teptuko terasos kraštams palyvuoti. Senų sūnaus šortų, kurios jis vos praleido šitam darbui ir dar norėjo atimti iš manęs. Apsiklijuoti, vis dėlto siūlau apsiklijuoti vietas, kur galit prisitepliuoti. Mano nuomonė tokia, kad bet kuris snaiperis prašauna, tai geriau apsiklijuojam, pasiruošims yra pusė darbo, o gal net daugiau. Tai va, einam alyvuoti.